tiek jaunų žmonių, kiek rugsėjo 1 dieną. Visa Lietuva nušvinta jaunimu, nušvinta gėlėmis, todėl džiugu matyti mūsų gražią Lietuvą. Rugsėjis, mokslo ir žinių diena, ji susijusi su mokykla. Mes taip viskas sutvarkyta, kad be mokyklos mes į gyvenimą nežengėme. Mes džiaugiamės šiandieną tuo, kad mus pagerbti atvyko ir į mūsų šventę atvyko Lietuvos švietimo ir mokslo sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė, mokymo viso gyvenimą departamento direktorius Julius Jakučinskas, Seimo narys, buvęs mūsų mokinys Juozas Varžgalys, savivaldybės administracijos direktorė Inga Praškailė, mūsų tarybos pirmininkai, na ir kiti mūsų svečiai. Kokie stilingi mūsų mokiniai. Tiesiog pasidžiaugime. Džiaugiamės Martyną už jūs. Pasisekė. Sveikiname. Nuoširdžiai sveikinam Gabrielę. Mantai. Negi su kompiuteriais virsit. Taip, prašau direktorių iš jūsų rankų. Susipynė mūsų tie kompiuteriai, prašom. Mūsų floristo specialybės antro kurso mokinė, abiturientė. Paplokime. Šiemet po tokio čia pristatymo aš čia stot noriu. Aš nežinau, yra dar vietų? Gal kokioj klasėje ar kurse kokiam yra? Kokio amžiaus čia jaunuoliai mokosi? Visokio? Yra vakarinis kursas tokiem amžiniem studentam. Visi aukštai keliant pirštą į viršų ir garsiai sako hei! Mėginam? Super. Dabar merginos, panelės, panelytės, tetulytės, senioritos, seniorės, močiutės, ponės su telefonu, kur veikia apsišvietos ir jūs irgi. Kai parodys va tokį ženklą, garsiai darom taip. Gerai, mėginam. Kantrus vyrai ukmergiai, super. Mano plaučiai tai dūdmaišio maišas, gilus kol jie juda, tol skleisiu aš savo garsus. Mano protas paprasčiausia medinė varlė, jei per nugarą braukiant keistai suskambės, suprantu rodos viską, bet nesuprantu, kad dažniausiai man bando sakyti kiti, aš ne visas orkestras, aš tik vienas žmogus.
moteris mergino. Pakito garsas. Buvo toks, dabar jau